Labą Virgio YouTube kanalo stebėtojai, žiūrėtojai. Šiandieną šitokia apžvalga yra. Daug matosi žolės. Dar netvarkyta, nepjauta šiais metais, o jau gegužės 27 diena. Tai tuoj pamatuosim žolės aukštį. Taip maždaug yra žolė, 30 gerų centimetrų, 35 centimetrų. Va, pilna visur žolės, yra atvežtas elektrinis trimeris, bandysiu trimerį. Va čia įdomi žolė, va prie lango, kokia aukšta žolė, tai iš karto matuojame 60 centimetrų, beveik su pieniu galais. Čia visur reikės irgi išpjauti, va matosi. Gerai, trimeris yra elektrinis, čia išpakuosiu. Taip, jo yra išmatavimai. Išmatavimai trimerio yra 84 centimetrai tuoj pasižiūrim ant kiek, 84 ant 19, štai. Ant 19 ir gerai, ir plotis, va šitaip ir plotis yra, tai beveik 9 centimetrai, taip, 49,89 € su atvežimu, tai 50 €, tai žolės trimeris su ratukais. Gerai. Podkarska akumuliatorova. Va. Koksai yra trimeris. Gerai. Nešiu į vidų, išpakuosiu, dar norisi čia visur išpjauti. O prie garažo tai iš viso viskas užaugę. Oho, stiebai. Kokie stiebai, tai pažiūrim, kiek čia aukščio tom žolytėm. Taip, aukštis yra apie 70 centimetrų. Matosi, 70 centimetrų iki beveik spienos žolės visur. Čia kampą reikia išpjauti, nes dar nepjauta niekur. Vienu žodžiu, bus gražus, prasmingi ūkiniai darbai. Šičia visur žolės. Taip, net pieva, nesimato tvorelės, viską reikia pjauti, tik tai laistymo šita žarna matosi. Taip, puodo nebesimato, puodas paskendęs, tai gerai pasižiūrėkim, kiek čia žolės aukštis yra. Jo 70 centimetrų. Tai žinoma, per keletą kartų galima bus nupjauti. Bus įdomi patirtis. Tai va. Tai čia prie kampo irgi reikia išpjauti. Vienu žodžiu, bus prasmingos pramogos, linksmos pramogos. Gerai, suskleidžiu tada metrą ir... Ir tiek žinių, tai ačiū, kad žiūrėjote, iki sekančio sykio. Džiaugsmingo laiko ir, kaip visada, daug šypsenos.